Šiandien kuriu savo naują video vlogą 2025 metai. Būtent šauktukas neleido man nieko pašaukimo, o iš karto mane tik tais kaimynas biškį sudrausmino. Nenorėjau jiems nieko blogo sakyti, ne, šiandien toks geras savaitgalis, gera diena ir norėčiau, kad manęs atsipistų tas kaimynas ant manęs, kad jisai nenori bendrauti, bet jisai per daug bendrauja ir jisai užpisa mane. Jis mušasi čia, tam kieme. Ir todėl, kad apie kažkelintas variantas yra, bet aš tiesiog nežinau, kas man užpisa, kas mane. Šiom parom, šiom dienom tiesiog neturiu net kaip vienos rankos, taigi neturiu, nes man darė operaciją. Vat būtent dėl to, kad taip ant jų, nes ne dėl to, kad apsisiaurino, per daug apsikvailino, o tiesiog nenorėčiau gyventi savo namuose norėčiau gyventi labai ir tada tik tais, kad galėčiau viską daryti. Štai visas kaimynas. Ir tada galėsiu viską aktoriauti. Nes tik tai tiek, kad galite palaikinti, galite būtent spręsti savo problemas, būtent kažkur išeiti, kažkur nueiti, kažkur vėl pareiti, į apačią, į priekį, ar kaip nors kitur. Todėl, kad mane erzina tas dalykas, kai supykstu, irgi man taip būna. Bet tai dėl to, kad savo lokatoriumi nelabai pasitikiu ir todėl, kad apie metinės jau gyvenu, kaip 5 metus jau gyvenu, 5 metus ir todėl, kad nebegaliu čia ištverti. Vat būtent, kad apie tokį metą jau galim pasakyti, kad jau gyvenimas yra ne tik žaidimas, bet irgi realybė. Todėl dabar aš jau viską turiu pats susiplanavęs. Na, vat būtent, kad jiems negalima duoti per daug tų variantų, nes jie nuo to gali nedom škrypsom patėję. Jais užsiiminėti, o užsiiminėdami su savo nesąmonėm, tai gyvenimas parodys, ką aš apie ką turiu, ko neturiu. Iš tikrųjų, tai galėčiau turėti tų pinigų, iš ten viską man suneš, parneš, tada tik tai galėsiu turėti viską, ką tik reikia. Na, vat būtent tik tai tiek. Norėčiau, su jumis buvo Giedrius Gintalas ir ate. Peace, sweet.